Ryte bus tas pats. Nu, var. Var. Ten lystelės po kiek pjovai. Pusę metrų. Tai dar kokį metrą užsimesta, ne? Pusmetrų. 4 metrus. Tai ne 4, tai palaukti gaunas. Tai reik šitaip matuoti ilgį. Reik šičia. Tai čia užsilip, kad čia tau nepaprašiau tas Tai palei sieną pamatuoti. Palei sieną šitaip man reikia. Biškį prakistai. 300 jau arčiau. Gerai, taip. Septynis 40. Turime tai kluščiai. Dabar jaučiu, jau tu man duok. O, aš pasilipu tau, užsidedu. Aš paskui pasilipu galiu be šito.
nežinau, kaip aš padaryti. Šiektis. Reikės galą pavirti. Čia taip kryvai. Žiūrėk, jisai turi. Ne, tu netemk tą vietą. Šičia reikia tempt. Ties kopyčių aukščiau. Tai arba žinai, kaip padarysim čia paskui. Tai ten, ne nas gaustas. Kažkaip taip. Kažkur į vietą. Na, rimtesnė anas kams negu šit, tai tik dėl tų įgavę. Kryvai gausi, ne? Susilyginai tai. Ana pusė, kai dėsiu irgi bus gerai čia. Stogdengiai 3000. Nu, porą metų svarbu laikyti, tik reikia reikia biškį pratemt laiką. Tai einam dabar ant šitos pusės. Pasitemsim. Ana pusė baisiųjų buvo. Čia tai jau ir aš pasilipsiu. To nekabinau dėl to, kad vaikščiau stumti. Taip, čia iš jų patraukęs turiu jau. Čia ilgus, ten trumpus. Čia užteks į tą ilgus. Žodžiu, varžtą čia. Dabar turiu aš dar persivaryti čia. Čia šitą prisuktai ir tą reikia irgi atsisukti. Dabar gaišysime. Prisisukti. Dabar duosiu man ranką. Lipu pačiu viršus. Pagalį reikia pasimti, ne? O šitą... Tai visus jūs gal įsitrauktų. Čia susiremt dabar. Per daug vėlių bus. Čia.
Gerai, suksiu. Viskas gerai. Čia paskui sakau šonę, užriesim tą vieną pačių. Dedesk. Apjaut gal dabar? Apjaut? Jo. Tai, dėk tik tais jau nusilenk, kuo prisispaus. Bet daugiau tu jos gali atsipjaut, paskui pohui čia, žinai, paskui nupjausim gražiau. Čia į tą pusę, kai perlipsim, paskui man paduos, bet man trumpą lentutę turėsi paduot. Čia dabar jis tau ir maišys. Čia stepsų žiūrė. Nu va. Baigta. Čia. Žodžiu, turi mum laikyti taip, apie porą metelių, žodžiu. Kažkur tais, aišku, turbūt kyla klausimų, kodėl mes šitaip idiotiškai darom. Nu, eisim dabar arbatos atsigert. Arbatos geriam? Nu, tu, tau galiu kavos pataisyt. Nu gerai. O ką paskui eisim daryt? Gal einam ten? Malkas pjauti, aš irgi tai galvoju. Įsigrėbliuot, susitvarkyti, bus tvarkinga. Tai, čia pirmiau susipjauti, reikia. Bus ką veikti. Taip. Tai... Žinai, kai eisim su siurbliu įsitrauk vandenį, dabar kad prie ilgintuvo tempsim, reikia įsitrauk vandenį. Tai gerai, pasmergu aš. Einu sutaisysiu kavos ir arbatos. Žiūrėk, viršui matai vieną, bet per kaminą neįt, ar aukšliai pasidarius. Gerai, gal neprivarys. Neturėt. Na, matysim. Vis tiek geriau Čia negu buvo. Nu. Kiek laiku, tai čia laikys. Kokius 3 metus ką laikytų, paskui svarbu tą spėjimą pasikeisti. Paskui tada galim konkuruoti. Nus kumpyčiaus, kai manai, jau kaip daryti, Jos prilipusios turbūt įaugusios į dangą. Čia kur kritus. Na, jau tai jos, kai atplėši, tai turbūt skyliai stebas. Nu, nes tėva tragas darus, tenais da žiemą, te duobėta. Čia išerbatuvai, vyka sulūžę. Pavyzdžiui, ką varys svartas vietas. Tai nerės. Nu. Varykis, laukia baisus, tai vėl. Tus ratus supranti, paskui reiks keisti. Nu tai gerai, ką keidutes užkuriu, tegu šyla eit mergas rengt. Nu, tai. Jo. Leikit, Taip, su šitos taip nusikarpyti. Tai va. Tai žodžiu, tokią nesąmonę padarėm dėl to, kad kartais pas mus planai akimirksniu pasikeičia 90 laipsnių. Žodžiu, kaip buvom planavę
Visų pirma, tai buvom planavę namą į granulinį pečių, katilinę čia daryti. Tai dėl to buvo nuspręsta, kad reikia pakelti sieną ir stogų konstrukciją visai vienu šlaitu padaryti, nes jisai kiauras kairėtis. Vat, tai praktiškai dėl katilinės. Bet paskui pagalvojom, kad kol namų stogų nėra, daugiau neinam nieko prie namų daryti, nei pristatyti vonios kambarį, nei, sakykim, grindis versti, taip toliau. Visų pirma, reikia stogą pasikeisti. Ir nusprendėm, kad vietoj granulinių pečiaus ir piniginių atžvilgių kaina ta pati, kaip ir gaunasi įrengimo. Tai žodžiu, vietoj granulinių katilų oras vanduo kabysim. Tai, kai sakau, kaina plius minus panaši gaunasi, nes mums nuo vasarinės būt reikėjo vamzdį temptas, tenais 1500 kainuoja, pečius pas tenais, aliuliuja. Tai va, tai dabar nusprendėm, lyg dar šiai dienai laikomės ties oras vanduo variantą. Nežinia, kaip gali dar kas pasikeis, bet paprasčiau mums bus čia. Čia tiesiai name bus galima prijungti ir tik vandenį atvesti. Tai va, tai kitą vasarą šią vasarą projektas buvo pamatai, įveikiam. Kitą vasarą biškį didesnis projektas. Namų stogas ir elektra, ne? Būt gerai. Iškeltų, prasme, elektrą padidyti gali. Tai va, tai tik žiema persivers ir mes jau statysim stelažus aplink namą, kad ardyt sienas ir stogą. Nu va, viena krūva supjauta, liuku įsigreibliuot, išsivalyt
Bus dar vienas kampas sutvarkyts.